palydėta jau į paskutinę kelionę Nijolė Sadūnaitė. Ir aprauda, o čia yra toksai gražus momentas, kad aprauda visi, nuo Landsbergio ir Šimonytės iki Švenčioninės. Visi ją mini, visi jie prisimena. Vieni dėl to sovietmečio kankinystės, kiti dėl dalyvavimo Klonio įvykiuose, užuojautos teisiamam Paleckiui ir taip toliau. Ir primena tuos baudžiamasias bylas, per kurias jinai irgi pati ėjo laisvoj Lietuvoj. Ot kaip jūs jos tą fenomeną vertinat būtent to laikotarpiu? Ne, sovietmečiu viskas aišku, jinai ten taip, bet va čia jos dalyvavimo, visa ta dalis, ko jinai mus mokė va tuo metu savo gyvenimu, kada jau liktai laisvoj Lietuvoj. Ėjo vėl prieš plauką. Ar būtų sovietmetis, ar būtų laisva Lietuva, aš manau, kad jinai išliko tuo tokiu tikrų žmogumi, kuris bando išlaikyti bet kokiamis sąlygomis tą žmogiškumą ir atjautos geną. Tas sovietmečių, jos kronikos platinimas, galų gale pasiaukojimas, neišduodant bendražygių, tikrai buvo pavyzdžiai, ką daug kas dabar prisimena kaip tam tikrą heroizmą. Dabar toje nepriklausomoje Lietuvoje, mano galva, jinai tą savo žmogiškumą lygiai taip pat išlaikė, bandydama atjausti visus. Deja, bet tikrai reikia pripažinti, kad kartais politikai jie pasinaudodavo. Tai ar tai būtų nuotraukos Facebook'e, kurios yra tiražuojamos, tarkime, senų susitikimų per rinkimus, kada jau matyt gal būtų ne visai padoru tiražuoti, ir klausimas, ar jinai pati davusi yra sutikimą, kad kandidatai, tarkime, vienose ar kitose rinkimuose tiražuotų. Bet nepaisant to, kad jinai tikrai buvo išnaudojama ir manau dar bus išnaudojama politikų, vis dėlto, kada su ja susitikdavai, tai tikrai žmogus tiesiog švytėdavo, jinai tą savo šilumą, kaip jinai nešė per sovietmetį, taip jinai atnešė ir dabar, sugebėdama prieiti prie kiekvieno žmogaus. Tai aš manyčiau, kad tas greičiausiai ir lėmė tai, kad visi jaučia ją kaip tam tikrą savą šiltą žmogų, kurį nori pagerbti ir kuriam nori matyti tą paskutinę akimirką ir padėkoti. Iš tikrųjų, jinai fenomenaliai nepiktas žmogus buvo. Nes tokiai atmosferai lietuviškai labai jau... Bet čia mes matyt taip ir įsivaizduojam tą seselės vienuolės, tikinčio žmogaus idealą, kuris bando bet kokiam žmoguje, kad jisai ten bebūtų Paleckis ar Klonio įvykiai ar kažkas kitas, surasti tą žmogiškumo grūdą, kurią jinai pati nešė. Va. Dar viena naujiena tokia, tuoj grįšim į Seimą, nes ten dar likę yra labai daug visko, bet tokia naujiena, Ivanovas deportuojamas. Tačiau Eduardas Vaitkus irgi rezultatas parašų rinkimo. Kaip Naglis Puteikis, čia pirmasis, taip jau prognozavo, kad eis į Seimą ir mes turėsim tokią, kaip jisai sako, Putin-Feršteinerių frakciją. Pirmą kartą per Lietuvos istoriją mes turėsim tai, kas buvo buvo Ukrainos radoje, tokių atvirų, prorusiškų, bent jau nešančių tai suprantančių, ko reikia Rusijai ir sakančių, kad ir mes ten turėtumėm pasislinkti, kad būtų erdviau. Tokiu atveju turėtų partija kažkokią susirasti. Tai ten yra visokių pavadinimų, už kuriuos jis jau dabar kuomet yra įkalintas, tai nebent Paleckio partija galėtų ar kažkieno kito iš panašių partijų tapti. Tas fenomenas gali būti, nes iš tikrųjų pirmosiamis parašų rinkimų dienomis maniau, kad vargiai jisai surinks tos parašus. Ne, jisai labai sėkmingai. Bet panašu, kad jisai turi tam tikrą struktūrą, arba tam tikrą struktūrą padėjo, nes čia vienam kandidatui be struktūros, tai tą padaryti yra tikrai be galo sunku. Tai kaip jūs, ta prasme, reikia partijos ir jūs sutinkate, kad jisai turi šansų patekti į Seimą? Ar jisai turi šansų patekti per kažkokią vienmandatę Šalčininkuose ar kur nors vienmandatę, bet tai su grupe. Vienas dalykas, ar su grupe pavyks peržengti 5% barjerą, nes vis dėlto niša yra gana nedidelė.
Tai aš tikrai labai abejoju, nes nepamirškime dar ir Lenkų partija, ne, Tomaševskis dalyvaus rinkimuose, kas neša ganėtinai, daug panašių idėjų turi tuose pačiuose lenkiškuose rajonuose. Manau, dalyvaus kitos Darbo partijos, partija kurios... neturėtų, bent jau Mazuronis žada, kad neišbirės. Tai va, tai darbo partija bus, turėsime dar įvairių mažų partijų. Nenustepčiau, kad dar ir Paleckio partija, jeigu nebus perimta, pradėtų savarankiškai su Švenčioniene ar su kažkuo dalyvauti. Tai čia iš tikrųjų yra labai didelis klausimas, kaip išsiskaidys tie balsai. Tai jūs optimistiškesnė negu Naglis. Dabar grįžtame į Seimą. Darbo partija, kaip jau pranašauja šiandien visokie ekspertai klinikinę mirtį ir išsivaikščiojimą. Kaip jūs vertinat? Tai ta klinikinė mirtis, man atrodo, jau senai ištikusi yra. Labai sėkmingai tas Frankensteinas. Nežiūrint to, kad partija yra Seime, po to, kai pasitraukė Viktoras Uspaskichas ir pasitraukė ne dabar, bet anksčiau, kada jis tai pareiškė, kad nedalyvaus rinkimuose ir traukėsi iš partijos pirmininkų. Tai tikrai aš labai dėjau didelius lūkesčius, galvodama, kad, tarkime, Mazuronis ar kitas atėjęs lyderis tą partiją sugebės prikelti, bet panašu, kad rinkėjui nereikia Mazuronio ar kito lyderio, jam reikia Viktoro Uspaskicho, kuris jau akivaizdu po šitų kratų ir po to ten, kas yra inkriminuojama dėl padėjėjos, nepaimtų lėšų kažkokiu pavydalu, čekučių, nesakykim. Tai vargu ar jisai jau sugrįš į Europos parlamento rinkimus ar į darbo partiją kaip vadovas. Tai aš spėčiau, kad tiesiog jeigu neprasidės birėjimas, tai greičiausiai turėsim, neparlamentinę partiją. Kaip jūs čia supratote, kokią tai draugę išlaikė? Jis ten kažką kažkur iš valdiškų pinigų. Ten neaišku, kas ką išlaikė ir kaip ten buvo, bet panašu, kad apgaulės būdu buvo naudojamos lėšos Europos parlamento skirtos išlaikyti. Pirmą kartą matau, kad Europos parlamentas ieškotų, nes čia daug tokių buvo. Bet matyt, labai jau, aš taip spėjau, į akį turėjo kristi. Ir kitas dalykas, 500 000, matyt, susidarė ne per 1 ir ne per 2 metus čia greičiausiai. Panašu visą kadenciją. Panašu, kad viena kadencija arba netgi 2 kadencijos gali būti, kur yra tyrimo objektas.